Sveiki draugai, šiame video papasakosiu, kas tai yra dvitėjinė konstrukcija, papasakosiu, kokie yra pliusai, minusai, koks jų yra montavimo būdas ir atsakysiu į klausimą, ar verta montuoti štai tokias sijas savo stogui arba perdengimui. Kas yra dvitėjis? Dvitėjis yra toks konstrukcinis elementas, kuris labai panašus į H raidę. Dažniausiai tai būna kažkoks tai viršutinis kontūras, apatinis kontūras ir tarp jų jungiantis elementas. Dvitėjai gali būti be abejonės pagaminti iš įvairių medžiagų, tai yra metalinės kažkokios sijos, pilnai medinės sijos ir, kaip matot, naudojant USB plokštę. Taigi mūsų atveju tai yra dvitėjinės sijos, kurios pagamintos iš USB plokštės tarp dviejų bruselių, apatinio ir viršutinio. Šiuose bruseliuose yra išfrizuotos ertmės konusinės formos ir įklijuota su D4 atsparumo klijais. Šiuo atveju tai yra paprastas C24 klasės bruselis, tačiau tam, kad pagerinti tokios sijos charakteristikas, įmanoma naudoti ir klijuoto taip vadinamo LVL bruso tašelį šitoj vietoj. Montavimo būdas yra gana paprastas. Pas mus šiuo atveju atstumas tarp atramų, čia va yra siena ir remiasi toj vietoj, irgi pakabinamas ant sienos prie vertikaliai pritvirtintos gegnės. Atstumas tarp atramų yra 6 metrai, todėl įprasta mediena, netgi sausa mediena tokio pločio, kaip čia yra 36 cm, nelaikytų, o įlinktų. Tačiau šių sijų pagalba įmanoma perdengti daug didesnius tarpatramius nei su įprastom gegnėm. Tačiau tai nėra vienintelis sprendimas, be abejonės. Yra ir analogiškų konstrukcijų, gali būti naudojamos tiesiog santvarinio tipo gegnės, kurios yra sudėtos iš dviejų medienos lentų vertikaliai. Apie jas aš pasakojau savo kitam video, linką paliksiu aprašyme, galėsit pasižiūrėti. Perdengimas arba stogas montuojamas gana paprastai. Išstatomos gegnės į savo projektinę padėtį. Pirma sutvirtinamas su lentom, kad jos būtų visiškai tiesios, stovėtų vertikaliai. Tam, kad užtikrinti viso ploto ir visų konstrukcinių šių elementų stabilumą, būtinai turi būti tarp šių dvitėjinių sijų prikalti štai tokie bruseliai. Ką iš karto galiu pasakyti, kad jie turi būti prikalti šiek tiek žemiau nei esama plokštuma, pusę arba centimetro, tam, kad vėliau dedama ant šių dvitėjinių sijų plėvelė šiek tiek kabėtų ore, bet nesiremtų į šitos brusus. Šių bruselių žingsnis yra išskaičiuojamas ir jisai priklauso nuo viršuje esamos apkrovos, nuo pačios gegnės parametrų bei tarpatramio ilgio. Be abejonės atsiras tokių, kurie klaus, kad kam jie yra reikalingi. Jeigu čia bus grebėstų paklotas stogo dangai, vis tiek tai yra reikalaujama ir yra būtina naudoti. Koks yra tvirtinimo būdas lyginant su įprasta mediena, įprastom mediniam konstrukcijom? Kaip matot, štai šitoj vietoj dvitėjais remiasi ant murloto ir tvirtinamas 4 vinim iš vieno šono ir iš kito šono analogiškai. Tačiau, kaip deklaruoja gamintojai, užtenka 2 medsraigčių arba 2 vinių 3,1 ant 90 rifliuotų. Prie sienos yra ankeruojamas
medinis brusas 25 cm pločio per hidroizoliaciją ir prie jo jau yra jungiamos visos vytėjinės sijos. Yra ertmės vytėjinėse sijose, todėl būtinai yra dedamos štai tokios įdėtinės detalės, prisukamas varžtai su padidintų sriegiu ir tada po šią siją bus dedama metalinė U formos atrama. Gamintojai reikalauja palikti štai šitoj va vietoj tarpelį nuo pusės iki 1 cm. Ventiliacija iš tikrųjų aš nelabai suprantu, kam tai yra reikalinga. Tai kad draugai, jeigu jūs žinot, kam tas yra būtina, tai komentuokit komentaruose. Mano manimu, tai yra visai neblogas pasirinkimas darant plokščius arba mažo nuolydžio vienšlaičius stogus. Toks sprendimas išpildomas yra gana paprastai, gana greitai, tačiau tai nėra labai protingas pasirinkimas statant kažkokius tai sudėtingų formų stogus, nes dėl štai šitų įdėtinių detalių tai iš tikrųjų užima visai nemažai laiko, kai jų reikia pripjauti, prisukti kiekvieną detalę ir tik tai paskui pradėti gegnių montavimą. Su paprasta mediena tai yra padaroma, tiesiog įmama mediena ir montuojamas visas stogas. Skaičiuojant įprastas konstrukcijas su mediniam paprastom gegniam yra vertinima daug mažiau parametrų negu skaičiuojant vytėjinės sijas. Ypač yra labai svarbus taškai štai šituose va visose vietose prie atramų, kur dažniausiai ir būna problemų. Todėl pasitikėkite konstruktoriais. Jeigu turite inžinierinių savybių, vertinkit šias vytėjinės sijas teisingai bei statykite protingai.